Nu ką, startuojam į 16 valandų ilgio kelionę, apie kurią papasakosiu neužilgo. Turim dabar kiek? Turim 2 valandas 15 po 2 nakties, nes neatsikėlėm. Turim pilną daiktų, turim galę šunį ir pradedam. Privažiavom prie kelto, užsipylėm dar pigesnio kuro, nes Prancūzijai bus brangiau. Ir jau to artėsim prie Prancūzijos pasienio. Tikiuosi, tenais per daug neužtruksim. Gyvūnas mąsto, kas čia vyksta. Jo, tai žiūrėsim, ar prancūzai labai prisikabinė šį kartą. Turim kamštį prie Prancūzijos pasienio. Atvažiavom šiais metais biškį anksčiau, nes senais metais atvažiavom valandą prieš ir keltą ir pavėlavom, tai šiais metais biškį atvažiavom 1,5 valandos anksčiau, kad spėt sutvarkyti visus šuns dokumentus. Bonjour. Dabar pasiimsim bilietus, sutvarkysim šuns dokumentus ir lauksim keltą. Morning. Morning. Yes. I think it was that building here. Irish currency. She's smoking inside. 156. Do I need to go to the office? No. Thank you. Okay. No. Ir šiais metais atvažiavom anksčiau, kad sutvarkyt šuns dokumentus. Ir kaip specialiai nieko nereikia niekur eiti ir jokius ofisus ir gaišt laiko. Tai dabar turim valandą 15 iki kelto, tai važiuojam, prisiparkuosim ir eisim išvest šunį. Ką smirdeliau? Smirdeliau, einam pasivaikščiot. Oh yeah. Tas šuo jau iš galo peršoko į priekį. Beveik valandą laiko vėluojam išvažiuoti, išplaukti.
dėl kažkokių kompiuterio gedimų. Tai nusileidau į apačią pagirdyti keturkojį. Ir tikiuosi daugiau nevėluos. Greitai išplauksim ir tęsim kelionę, nes dar 10,5 valandos vairuot. Tada yra reikalų. Nesinori labai užsivėlinti irgi. Žiūrėsim. Get underway. I'm sure you understand that sometimes IT systems throw a wobble, and unfortunately it has been this morning on one of our busiest days of the year. So do apologise for this, but the quicker we can get a count, the quicker we can get finally on. Should proceed immediately to the nearest assembly station by following the directional signs. Pagaliau po 2 valandų. Assembly stations are identified by a large green and white sign placed at eye level. Pagaliau po 2,5 valandų išleido į lauką su šunim. Pagaliau Prancūzijoje. Ką sustojom išvest Francisko, nes dar nešygęs visą rytą. Blemba tie keltai 5 valandas iš tikrųjų, tai biški, ne 5, 3,5 susigaišo nei neplanuotai. Bet tai kiek skaičiau, čia visur tos sistemos tiek bankų, tiek oro uostų ir tiek keltų sutriko, tai nelabai ko yra kaltinti iš tikrųjų, tiesiog šiaip. Gaila laiko. Faina šilta, 27 šilumos rodė ir jo, pirmas mokamas kelias, žiūrėsim kiek čia Prancūzijoje jie norės nubašliuot mus. Jo, valgyk žolę, nes nieko neturi mašinai. Geras, saugok mano pinigus, nes už kelius turiu susimokėti. Būtų gerai, kad išsišiktum šunie, nes norėčiau dabar sėsti ir lėkt kokias 3-4 valandas be sustojimo, nes laiko jau praėjo, nuo kada aš išvažiavau nuo 2:30, taip čia. Nuo 2:30 išvažiavęs ir realiai dar kilometrų jokių nepadaryto, jau turim 11:30. Tai jau būtų laikas pradėti važiuoti. O dar visi sustojimai Šveicarijoje, kaip viniečių pirkimai ir taip toliau, tai užtruks. Viskas biški užtruks, bet ką padarysi. Virtos kačių smegenys šuniui. Kačiukai. Ir gana. €26. Pirmas pravažiavimas. Go a bit.
30 laipsnių. Liko dar 6 valandas. Ir mokėt. No. 18 eurų. Pagal viską jau paskutinis postas. O kaip iš tikrųjų bus, pamatysim. Šitą močiutę, kad tik gėrė, mačiau vyną iš butelio. Kamštį. Važiuot nesivažiuoja, o laikas didėja. Dar net neįvažiavome į Šveicariją, visą dieną Prancūzijoje. Dar pervažiuoti reikia visą Šveicariją šiandien. Hello. Oh yeah? Yes, you need sticker? Yes. Yeah. By cash or card? How much is it? 40 Swiss francs. 40 francs. 40 So- francs. 40 francs. So it's the same like euro, so. Then I will pay by card, please. Let me just do this one. One second. If you Lovely, thank you. After? Yeah, yes, please. Yeah, thank you. It's for whole year, no? End of January next year. Oh, okay, thank you. Lovely, thank you so Cheers. much. Bye. Thank you. Ką, įpusėjom Šveicariją. Dar liko 2 valandas iki viešbučio. Daug nefilmavau, nes labai kvailas važiavimas. Daug avarijų, kažkokių kamščių neaiškių. Ir taip toliau, tai iš tikrųjų užtruko viskas, turėjom jau būti viešbutį, o dar liko geras 2 valandas važiuoti. Sustojom šunį dar išvest, nes neščykęs jisai visą dieną, nu vienu žodžiu. Jau taip šiandien išėjo, kad užtruks važiavimas. Bet vaizdai verti milijoną iš tikrųjų. Tamsu jau turim kiek? Be 20:10. Tai realiai antrą išvažiavę nakties, dar nepasiekiau kelionės tikslą. Akis biški merkėsi, bet tokia jau to keliautojo dalia kartais. Francisko daro fotosesiją. Buvom sustoję į Makdaką. Valgiau savo brangiausią gyvenime McDonald's mylą. Už 2 burgerius, 2 porcijas bulvyčių ir 2 gėrimus sumokėjau 34 eurus. Eina savo. Tokių kainų dar aš nesu matęs. Bet tai nieko, vaizdai savo atperka. Turim dar vieną kamštį.
Pažiūrėsim, kiek užtruks čia. Greičiau. Su tokiu vaizdeliu sakau, labas rytas. Turim 8 ryto. Vakar atvažiavom labai vėlai. Link 1, man atrodė, keliukai buvo, tai eina savo, lyt pradėjo, nors jokio lietaus nerodė, čia lyt pradėjo į kalną, tais tokiais kalniukais teko važiuoti. Nusikalęs buvau, kai šuo, bet atvažiavom. Aš likau biškį nustebęs, aš pradžiai galvojau, kad aš butą išsinuomavau. Pasirodo, čia namas yra visas, dydžio, su kiemu, su viskuom. Aišku, gerai iš kitos pusės, nes Gžegožas gali eit pasivaikščiot. Eik pakakok, nes dar nešikai dvi paras. Šuo užsistresavęs ir nešika dabar visiškai. O, žiūrėk, tavo brolis negras. Jo, tai kelionė buvo gan sunki, bet atvažiavom. Dabar šausiu į dušą, kavą išgeriu, šaunu į dušą. Reikia važiuoti iki parduotuvės, apsipirkti kažko valgyti, kol dar neįkaitų temperatūrą, nes jisai neliks namuose vienas, tai reikia važiuoti į parduotuvę ir palikti mašiną bagažinėj kol kas. Greit kažką apsiprekinti ir planuotis dieną. Jau šiandien turbūt vis tiek nieko nesiplanuosiu, nes mažai miego buvo, tiesiog reikia susitvarkyti gyvenimą, nes 9 naktim čia atvažiavau, tai iš tikrųjų turiu laiko apščiai ir nėra kur skubėti su visais planais, aplankymais ir pamatymais. Čia mėgamasis. Tai va, maždaug viskas taip atrodo. Einu ruoštis, rengtis ir lekiu į parduotuvę. Ate.